Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė Premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Išgirdote žodį gaisras. Iš karto atrodo nekoks vaizdelis. Pati visai neseniai virtuvėje, keptuvėje sugebėjau uždegti taukus. Atrodė tai kažkokia kasdienė situacija ir nežinojau, kaip iš jos išsisukti. Tad šiandieną mes griauname mitą, jog gaisrinė sauga yra kur kas svarbiau, nei jūs patys įsivaizduojate. Šiandieną išgirsite ne vieną patarimą, kuris gali netgi išgelbėti jūsų gyvybę. Viskas prasidėjo labai gražiai. Žmogus atrado ugnį. Galėjo išsikepti maistą, sušilti, pasijusti civilizuotas. Tačiau gana greitai paaiškėjo viena smulkmena. Ugnis turi savo planų. Kai sudegdavo ne tik vakarienė, bet ir pusė miesto, žmonės pradėjo svarstyti. Gal ugnį reikia ne tik kurstyti, bet ir kontroliuoti. Viduramžiais visi namai buvo mediniai, o planas kaip Dievas duos. Miestai degė dažnai ir įspūdingai. Po kelių ypač sėkmingų gaisrų žmonės pagaliau suprato, jei namai mediniai, krosnis be priežiūros, o evakuacija kas kur nubėgs, tai čia jau nelikimas, o organizacinė problema. Ugnis per tūkstantmečius nepasikeitė, pasikeitė žmonės ir jų požiūris. Nuo kibiro vandens iki sudėtingų sistemų. Visa gaisrinės saugos istorija iš esmės yra apie vieną dalyką – kaip suvaldyti tai, kas bet kada gali ištrūkti iš kontrolės. Edvardas Karžauskas, UAB Poliprojektas ir gaisro technika vadovas. Paprastas gyvenimiškas klausimas, ar ne? Ir pasirodysiu dabar visiems, kokia aš esu protinga. Jūs, pavyzdžiui, mėgstat cepelinus? Taip, kas nemėgsta cepelinų. Esat kepęs šitos pirgiukus? Taip. Aš vieną kartą kepiau juos. Ir mano protelis suveikė kažkaip taip. Galvoju, kad daugiau to padažo būtų, ar ne? Reikia įdėti grietinės ir įpilti vandens. Jūs jau juokėtės, ar ne? Ir aš suprantu, kad jūs suprantat, kas man ten gavosi. Aš tik tai šliurkšto vandens, man tik tai iš taukų ugnis iki pat viršaus. Ar tai jau eina kalba apie gaisro saugą? Tai žinoma, tai yra gaisro sauga visur mūsų gyvenime lydi, net ir gaminant cepelinam padažą. Tai kartais per nežinojimą, tu kartais pasidarai tokių veiksmų, kurie tikrai sukelia daug streso, tada žmogus pasimeta kaip taisyklė ir jeigu pasiseka, jeigu ten aplinkui nebūna labai degių medžiagų aplinkui ir tas gaisras neišsiplečia, bet šiaip apart to, kad tu pasimeti ir tu gali tiesiogiai gauti ten nudegimus nuo didelio temperatūros, reiškiasi, kiekio staigaus, bet gali ten ir kokią užuolaidą pagriebti ir tada, jau tada žmogui jisai ir bijo tą vandenį pilti, nežino ant ko pilti, ant ko nepilti ir stresas tada. Sudeginti virtuvę kepant spirgučių padažą cepelinams skambėtų kaip visiška gyvenimo nesąmonė ir nelaimė viename. Gaisro saugos specialistai neužsuks į kiekvienus namus ir neparodys pirštu, kur slypi pavojus. Todėl atsakomybė tenka mums patiems – domėtis, stebėti rizikas ir svarbiausia pasirūpinti prevenciją savo aplinkoje. Tai jeigu tai pažiūrėjus, tokia bendra statistika yra gana graudi, ta prasme, nes bendra statistika tame, kad kiekvienoje šeimoje praktiškai, jeigu paimant šeimą kaip platesnį ratą ten su dėdėm, tetom ir ten pusbroliais ir giminaičiais visais, tai kiekvienoje šeimoje kažkas yra nukentėjęs nuo gaisro. O kada yra tas ženklas, kai jau namuose reikėtų kviesti gaisrinę, o ne pačiam gesinti ir bėgioti su kibirais? Iš karto reikia kviesti gaisrinę. Užsidegusios užuolaidos, tai nekviesiu gaisrinės? Kviesite, geriausia kviesti jo yra, bet aišku, jeigu čia yra tas toksai momentinis ir tau šalia ir dar tik prasideda, tai yra šansų, kad tu gali pats nuplėšti tas užuolaidas žemyn, ten pabandyti užgesinti ir taip toliau. Bet jeigu yra kažkoks tai kitas gaisro židinys, ne tik tai ten kažkokios užuolaidos ir tu net nežinai tiksliai, kur dega, tai pirmiausia reikia kviesti priešgaisrinę tarnybą 112 ir tik tada jau imtis tų veiksmų, nes
dažnu atveju gali žmogui nepavykti užgesinti to gaisrą. Ir bus jau per vėlu, Ir ne? jau tada ugniagesių tas iškvietimas bus labai pavėluotas, tada jau padariniai visai kitokie. Mes turbūt gyvename nebe akmens amžiuje, nereikia kiekvieną kartą užvirus kavą išjungti iš rozetės ar batinuko. Ir taip ir ne. Netgi šitai? Ir taip ir ne, taip, nes Geras. Mes tikrai ne akmens amžiuje ir tos visos instaliacijos pakankamai kokybiškos, reikalavimai aukšti, kaip sakant, įžeminimai nuo žaibo ten padaryti ir galbūt net žaibolaidis padarytas, bet visokių niuansų būna, ta prasme, gali žaibas... Jūs pats išjunginėti iš rozečių, ištraukėjot viską? Jeigu išvažiuoju iš namų, išjunginėju. Jeigu išvažiuoju iš namų. O kai žaibas laukia, irgi Tai ištraukėjot? nereikia iš rozečių išjunginėti, tu gali kirtiklį visą išjungti ir tiek. Bet jūs išjungėte. Jeigu keliom dienom, tai tada išjungiu. Čia girdėjote kelis buitiškus patarimus, kaip neprisišaukti nelaimės. Tačiau ugnis slypi ne tik mūsų namuose ar artimiausioje aplinkoje, kad viešose erdvėse jaustumėmės saugus, nueinamas ilgas kelias ir atliekami dideli, dažnai nematomi darbai. Būtent tuo kasdien rūpinasi uždaroji akcinė bendrovė Poliprojektas, gaisrinės saugos inžinierių ir projektuotojų komanda. Tai didžiausius inžinierių pajėgumus Lietuvoje teikianti kompanija, vertinama ne tik už teorinę žinias, bet ir už gebėjimą praktiškai pasverti sprendimų tvarumą bei veiksmingumą realių gaisrų ir realios eksploatacijos sąlygomis. Kad saugumas nebūtų tik reikalavimas dokumentuose, o reali vertė žmonėms ir pastatams. Pristatome antrąjį šio mito herojų. Aš esu Kęstutis Lukošius, gaisro technikas projekto vadovas. Kompanijoje labai aiški filosofija. Jeigu sugebame suprojektuoti, turime sugebėti ir realiai suinstaliuoti tas sistemas, kurioms patikime žmonių gyvybių, sveikatos ar turto saugumą. Poliprojekto suprojektuotas inžinerinės priešgaisrinės sistemas įgyvendina ir jomis pasirūpina uždaroji akcinė bendrovė Gaisro Technika. Natūraliai gimusi partnerystė leidžia idėjas paversti realiais sprendimais. Partnerių darbai kalba patys už save. Pavyzdžiui, tokie kaip Hilton viešbutis ar Radisson Blu. Ir dabar dar vienas labai natūralus klausimas iš viešbučių kasdienybės. Ne veltui viešbučių kambariuose matome ženklą draudžiama rūkyti. Atrodytų smulkmena, tačiau būtent tokie laiku ir vietoje pritaikyti sprendimai padeda užkirsti kelią nenumatytiems gaisrams. Lygiai taip pat ir priešgaisrinės sistemos, kai jos apgalvotos, tinkamai įrengtos ir veikia kaip viena grandinė. Saugumas tampa ne pažadu, o realybė. Yra dūmų detektorius ir yra purkštukas, ar ne? Taip. Tai kas suveiks? Ir labai greitai suveiks, sureaguoja? Vat kokios... Jeigu jūs rūkysit kambarį, pirmą atveju suveiks iš karto gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Dėl vieno tokio dūmelio? Dėl to dūmelio, nes tai yra šviesos signalas, kuris bet kokią kliūtį, matydamas bet kokį dūmą, garą ir panašius dalykus, tai jisai suveikia ir alarmuoja. Vis tiek, jeigu pusė po lovą, kaip... Tai vis tiek suveiks. Palubiai pakilęs dūmas ties detektoriumi iš esmės yra tas signalas, kuris gali suveikti. Ir iš tikrųjų didelė rizika, kad suveiks. Gerai, o purkštukas kokiu atveju? O purkštukas iš esmės turiu po ranka purkštuką, tai purkštukas iš esmės sudaro tokią raudoną kapsulę, jeigu matote, yra stiklinė. Tai šitai kapsuliai, ta prasme, sprogus, tik tai pradeda purkšti vanduo. Kad šitas kapsulė susprogtų, reikia jos temperatūrą, kad pakiltų mažiausiai iki 68 laipsnių, kaip prašo gamintojas. Tas kapsulių temperatūros suveikimas gali būti skirtingos, bet bus 68 labai tikėtina jūsų viešbučio kambarį. Tai jums viešbučio kambarį reikia įšildyti iki 68 laipsnių, kad pakiltų, ta prasme, kad suveiktų šitą kapsulę toj vietoje, sprogtų ir paleistų gesinimo sistemą. Jei neturite galimybės įsirengti gaisro gesinimo sistemos namuose, kas viešose vietose yra privaloma ir aiškiai reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais, bent jau turėkite svarbiausius įrankius. Tai tas gaisras, jeigu iš esmės jisai yra kilęs nedidelis, jūs informuojat tarnybą ir pradedat gesinti. Kad gesinti, jums reikia turėti parankinių priemonių.
pati patogiausia priemonė yra tam skirta priemonė. Tai turėtų būti gesintuvas. Nu, prisipažinkite, jūs turit namuose gesintuvą. Tai faktas, kad turiu. Aš tai neturiu. Tai ir rekomenduočiau, iš tikrųjų, kartais būna ir klaidina, ir aš kartais ir su specialistais diskutuoju, ar ten pykstasi šiek tiek, kada rekomenduoja bilę kokį gesintuvą, tai tikrai virtuvėje rekomenduočiau turėti vandens putų gesintuvą, jis šiek tiek yra brangesnis, bet ką duoda, nes yra milteliniai pigesni. Milteliai patalpoje sukels tam tikras dulkes ir jūs prarasit matomumą, prarasit tą ir, ta prasme, iš tikrųjų kvėpavimo takams yra gan sudėtingas, tais milteliniais gesintuvais. Čia dar tokių detalių visokių. Tai čia faktas, kad tokių detalių yra, bet rinka yra, kaip sakyti, turi kiekvienas produktas savo tą rinkinę nišą. Ir jūs kur nors nuėję į tam tikrą paprastą parduotuvę ten mūsų buitinių prekių, tai tikrai rasite tos miltinius gesintuvus. Mašinose irgi yra milteliais negesinamas. Bet reikėtų turėti? Bet virtuvėje tikrai rekomenduoju vandens putų gesintuvų. O automobilyje? Automobilis jau yra atvira erdvė, jūs ten iš tikrųjų puto milteliai puikiausiai tinka, ta prasme, jokios problemos nėra. Kur yra atviros erdvės, didesnės erdvės, tie milteliai jau, ta prasme, jau nesudaro tokio kenksmingų sąlygų. Bet jeigu jūs turite uždarą erdvę, nedidelę erdvę, tai tikrai dar bereikalinga, ta prasme, sukelti. Tie milteliai gesins, bet jau pridarys tiek žalos ir jums patiems sukels. Gerai, ką jūs rekomenduotumėt turėti namuose be gesintuvo? Ką jūs dėl saugos? Standartinės sistemas, iš esmės, kurios mano galva šiandien yra prieinamos ir problemų nėra, minėjau, gesintuvas, turėtų būti detektorius, bet kuriuo atveju tai autonominis mažiausiai, rekomenduočiau turėti sistemą. Ir jeigu yra dar neeksploatuojama ir yra galimybė tam tikras instaliacijas atlikti, tai vyks, darot remontą, darot dar kažką, tai pagalvoti ir apie sprinklerį, iš esmės apie tą priemonę, kuri nesudaro irgi vienas iš mitų, kad yra labai brangu, tai tikrai nėra brangu šiai dienai, anksčiau mums buvo ir gesintuvas brangu, šiai dienai tos kainos ir tas yra tikrai ir mūsų visuomenė tikrai lengvai gali įpirkti tos dalykus, bet jūs turite tokią automatinę apsaugą, tą patį, kaip jūs ir minėjote viešbučio kambarį. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Noriu dirbti. Šiandieną mes griauname mitą apie gaisrininkus, apie gaisrinę saugą. Jeigu jums atrodo tai nesvarbu, visai netrukus jūs pakeisite savo nuomonę. Taigi gaisrinė sauga. Ar tikrai tik varnelė dokumente? Jūs kūrėte tuos evakuacijos planus, ar ne? Taip. Galite papasakoti, kaip jūs juos išbandote? Tai daroma šiuolaikiniam technologijų pagalbom, reiškia, modeliuojami 3D modeliai, imituojamos labai pakankamai realios gaisro sąlygos, pradedant ten nuo uždūminimo, temperatūrų, degių medžiagų kiekių kelyje, evakuacijos, kenksmingų medžiagų išsiskyrimo kiekio pagal tai, kokios yra, reiškia, naudojamos apdailos medžiagos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra sumodeliuojama ir tada kiekvienam žmogui, kuris potencialiai bus lankytojas arba šiaip asmuo esantis pastate, sakykime, kiekvienam tam žmogui taip pat galima užduoti daug parametrų įvairių, nuo amžiaus, lyties, reiškia, ten vaikas, suaugęs, pečių plotis net, kiek jisai projekcija jo iš horizontalioji projekcija, kiek užims vietos ir taip toliau. Ir tada skaičiuojama, modeliuojami tie evakuacijos keliai, jų pločiai, kad nesusidarytų spūstys, kad neužstriktų tas evakuacijos procesas, kad evakuacija įvyktų greičiau už patalpų uždūminimo laiką. Visą tai yra modeliuojama ir kruopščiai skaičiuojama. Visai prieš kelias savaitės įvyko gaisras, kurio metu kavinėje ar naktiniam klube žuvo virš 40 asmenų, gal ten tas skaičius net ir padidėjo dabar, bet žmonės įvykus gaisrui ten nekivaizdžiai užsidegė lubos, lubų akustinės medžiagos, ta prasme, kurios yra ekstremaliai degios, jos ten kaip ir pagal reikalavimus, manau, negalėjo ten būti. O štai va, prasideda. Ja, bet jos ten buvo ir realiai žmonės vietoj to, kad evakuotis tvarkingai, jie iki paskutinės sekundės filmuoja, telefonus išsitraukia.
Ir kas tada atsitinka? Visi įsivaizduoja, kad štai pašoksiu ir išbėgsiu, bet visi pašoka ir išbėga tą pačią sekundę. Ir tai jau nebeveikia tom scenarijum, koksai yra numatytas. Kokį sumodeliavot, ar ne? Jo, koksai yra numatytas, kad įvyksta gaisras, tai tu nefilmuoji, o tu tiesiog judi, nes tu užimi evakuacijos kelio vietą, plotį, ta prasme. Ir kas nutinka tada, kada gaisras pradeda vystytis, jisai labai pradeda eksponentiškai vystytis. Pradžioje jisai įsideginėja gana lėtai, o vėliau jisai vystosi labai eksponentiniu greičiu. Koks tas greitis yra? Vat niekaip neįsivaizduoju. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, šalia jūsų esu ir matau ten prie lango, ar ne, gaisras, tai man jau reikėjo gerokai būti anksčiau išėjus, ar ne? Tiesiog nereikia laukti ir tiesiog jau judėti. Ir tas kritinis laikas, tai yra 2-3 minutės, jau yra pakankamai kritinis laikas, nes po 2-3 minučių, aišku, priklausomai viskas priklauso nuo, kaip sakant, kas dega, kokiom aplinkybėm dega, kiek ten reiškia. Na, naktinis klubas ir kažkokios degios medžiagos. Tai nieko nereikia laukti, ten reikia, sunku pasakyti, nes kiekvienas pastatas kitoks. Bet jūs apie minutės šnekate? Taip, kalbam apie minutės. Ir jeigu žmogus su telefonu rankoje praleidžia kelias tas minutės, tai jisai susimoka savo gyvybę. Didesniuose tūriuose, sakykime, yra daugiau laiko evakuacijai kaip taisyklė. Daugiau yra. Daugiau laiko. Nu, ir, pavyzdžiui, jeigu ten žiūrint į tuos visuomeninius pastatus, jiems reikalavimai visai kitokie, ne taip kaip gyvenamiesiams. Ten turi būti gesinimo sistemos, pranešimą apie gaisrą, evakuacijos valdymo sistemos, ten signalizacijos ir taip toliau. Tai... signalizacija manęs neišgelbės? Signalizacija tau duoda laiko. Ir čia dėl to ir turi žmogus sureaguoti. Jeigu yra signalizacija, tai nėra ženklas, kad tu turi pirkinius rinktis į krepšelį dėtis, o tai yra ženklas, kad tu turi padėti tuos pirkinius ir eiti evakuacijos keliu. Šiandieną technologijos gaisro gesinime nebėra tik tradicinės vandenžarnos ar rankinio gesintuvo amžius. Naujos sistemų kartos leidžia valdyti saugiau, efektyviau ir su mažesne žala turtui ar žmonėms. Šitas priedas maišosi iki 1% į vandens mišinį ir iš esmės, jeigu į vandenį maišom, tai jis pagerina gesinimo savybės. Tas lašelis tada prikimba labiau, geriau drėkina ir mums reikia žymiai mažiau vandens, kad užgesintume gaisrą. Jų yra labai daug rūšių. Mes kalbam čia tik tai apie vieną rūšį, kuri iš esmės padeda gesinti. Kiti yra koncentratai skirti, kad, pavyzdžiui, gamintų putas. Ir, pavyzdžiui, naftos pramonėje, kur reikia, kad užgesinti rezervuarus, visą kitą, kur matot putos tokios arba turinį, tai čia šita priemonė jau nebetinka, yra specialios kitos priemonės, kurios daro būtent skirtos aukšto krūtinų putams pagaminti. Tai yra visai kiti priedai. Turim skystį, kad nustatyti, pavyzdžiui, kaip sakiau, paviršiaus įtempimo, ne tas, kur yra, kad nustatyti, kaip jis įtakoja, kaip drėkina paviršių. Čia šitas yra fizikoje, ne, ten yra žiedas, kuris prie paviršiaus prilimpa, jeigu aš jį pakelsiu, tas žiedas turėtų prilipti, taip. Va, prilipo. Ir aš tada su įrenginiu keliu tam tikrą jėgą, ne? Ką jūs čia darot? Aš dabar tempiu į viršų, jeigu žiūrėsit, biškį žiedukas kyla ir jis tam tikrų momentų paims ir pakils, ne? Va. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis dabar rodo čia skalę reikšmę, kad su tam tikra jėga atkelt. Tai be skysčio su vandeniu aš būčiau 10 kartų sunkiau pakėlęs negu su šito. Jis man paviršiaus įtempimą sumažino, šitas priedas. Tai stovim dabar prie stelažo, jisai šiuo atveju nėra labai aukštas, bet įsivaizduokit, rimtuose logistikos centruose turime stelažus, kurie yra po 12 metrų aukščio ir įsivaizduokit, kad gaisras kyla pirmame stelaže, tu prasme, arčiausia žemės. Ir tas gaisras potencialiai yra gesinamas iš viršaus, tai sistemų pajėgumas yra įspūdingas. Tokiais atvejais net iki 6-9 litrų per sekundę debitas kala iš viršaus didžiulę srovę vandenį, kuris pramuša visus tas 12 metrų sukrautų prekių ir kažkokių tai sandėliuojamų medžiagų, kurios efektyviai gali būti užgesinamos net ir tokiom sąlygom. Yra daug strategijų gesinimo, tai dėl to čia iš esmės mes kalbam tik apie vieną. Mes turim turinės gesinimo sistemas, tai kai užpildome gesinimo dujom, ta prasme patalpa visas turis. Reiškia, aš nedidelės erdvės galiu užpildyti tam tikrom dujom, kurios aušina, gesina ir neleidžia gaisrui vystytis. Toliau yra kitos užtvindymo, tas mes galime suprasti, kur yra putomis. Mes galim šitą patalpą padaryti putų generatorių su aukšto krūtinų ir ją pripildyti pilną putų.
Tai reiškia, kad aš irgi... Aš taip virtuviai norėčiau. Būtų šau. Tokio gal nenorėkit. Tai va, tai užpildyti tą. Ir dar viena iš tai yra lokaliai, ta prasme, kažkurioje vietoje gesinti, tai va, ką Edvardas pasakoja, tai iš esmės darosi toks didelis vandens kiekis, kur užpila, užtvinda, ta prasme, būtent tą vietą vieną ir visiškai ją permerkia, kad, ta prasme, kad jau toliau negalėtų sklisti ir lokalizuotų, apribotų to gaisro skleidimą. Čia gerokai buvo prieš karą dar, kaip sakant, tai labai skaudus atvejis, kai prekybos centre ten virš 80 vaikų kino teatre sudegė. O čia yra tiesiog neišsivaizduojami dalykai, nes prekybos centre, kaip vėliau parodė tyrimai, buvo užsukta priešgaisrinės sistemos dalis, kuri buvo atsakinga būtent už kino salių saugą. Ir prasidėjo vaikų kambarį gaisras ir tose kempinėse, kaip sakant, ten užsidegė tas gaisras, kur vaikai ten krenta. O ten labai greitai jau tada viskas. Ir tada viskas pradėjo vystytis labai greitai, todėl kad tas gesinimas neįsijungė toje zonoje, jis turėjo įsijungti. Na ir va, ir tokios nelaimės, tai čia yra, aš tikiu, kad daug kur yra tokių nelaimių, ta prasme, ir labai rimtų, ir labai didelių. Tas pats London Tower gaisras, ta prasme, eksploataciniai dalykai, ta prasme, nulėmė tai, kad medžiagiškumas, medžiagų degumai, ta prasme, pervertinta, kad nieko nebus. Tom pačiam ten Dubajui daugiaaukščiai, aukštuminiai pastatai, pasirodo, kad kai kurie iš jų yra pačia pigiausia medžiaga, netitinkančia priešgaisrinių reikalavimų, reiškiasi, uždengta. Tai kas belik šokt per langą, tik tai jau? Tokiu atveju ne tai, kad šokt per langą, nelabai kas padės. Tai ar taip jau, nei iš gaisro neišeisi, nei tai kaip tai sakant, taip ir būna. Renkiesi kelią. Tam tikras procentas iššoka, taip. Nejokingas, čia truputį šaržuoju, bet iš principo neapgalvoti tokie dalykai. Tai va, kainuoja gyvybę. Negali pasitikėti vien tik tai ugniagesiais. Tiksliau, tu jais pasitikė 100%, nes geriausia visuomenė vertinama, reiškia, ugniagesiai gelbėtojai, patikimiausi, bet jiems šansų mažai, jeigu jie neturi laiko tam, jeigu jie atvažiuoja į gaisrą už 20 minučių, nes tavo lokacija nuo gaisrinės tarnybos yra toli, tai be papildomų tų priemonių tavo pastatą išsaugoti yra labai mažai šansų. Ir čia jau nekyla niekam turbūt abejonių. Mitas 100% paneigtas.